Einam šeršų niekus. Tai va, gera širdis, labai mačiau tokių kačiukų, bet nėra esu šio dabar to kačiuko turbūt. Einam atgal. Vėl sustoja. Čia ne Lietuvoje, kad pusę laiko pragaišinai, žinai. Oi, čia galima. Net ilgas čia bus. Čia nebus kaip Samoška, kur ten Turkija ir kur kokai pradėjo gazą pist. Čia jie, žinai, nesismulkina. Tik žiauriai, kai tu sėdinėsi čia bai. Nu. Reikia pagalę naurožoj, kai tada. Kur mūsų hotelis? Ekstremas, sako. Nu, kur Samoška Indija įvarė, tai ten tikrai ekstremas. Ten tai na ir greitina, sako, nebenoriu aš. Aš čia taip. Roller coasterį ten irgi vaikas kaip bus, aš manau. Tiesias. Nėra prikrypė. Jo, kad jis būtų staigus. Ant ko norėčiau, tai gal ant to važiuoju. Važiuoja. Aš matau, nieko nesinauja. Iškai paranoja karagelis, bet iškristi. Bent jau ant to kito, kur varytume, nes ten taip loksimas, kad tai nuolis. Nu ką, žiūrėsim, kieno refliuksas silpniausias. Mano turbūt. Gerai, kada nieko nevalgau. Aš tai skaniai pavalgiau. Ne, aš pagalvoju. O jeigu būtume ten vienas vienoje pusėje, kits kitoje, blėt, PC remtų. Karai, viemalų karai, blėt. Mojavo, ne? A tas baltas tipo? Pradeda į savo nesąmonę. Eik, tu nasą plėšį. Prasideda žalčių karalystė. Davai jis tai čia du žiūrėk, ne? Jo. Davai. No? Pradeda savo žaidimus. Kalkam, bro. Blemba. Bet kiek žmonių tokį vakar? Banditė, sako. Čia reikia užsirišti ant rankos, nes pavogs dar. Tuosiu, kai paduodi kažkam, paskui tau persisiu. Ir tik dar. Nereik pamatyti tokį, kaip tikrai nepapatį. Bet jam buvo, gal čia tikrai praėjo. Jo, žodžiu, Turkijos centras o toks, o. Dar net nefilmavau. O. Šalta, trumpam rankovė. Tokius mašinytės. Jo, labai nepataikė aprangos. Pas jos dar va kalėdos ir nauji metai dar. Jis vyksta. Valgėm anasį, ne? Ką? Ten valgėm anasį, kur kokie neskanus. Turbūt. Vieną kebabą tokį nelabai skanų suleidom. Žinai, ką norėčiau padaryti? Bečiukai. Dai, padaryk socialinį eksperimentą.
Kaip dabar prieit man priversti? Davai, filmuoju ką. Jo, na, gal noriu, girdė. Paskim malgų nenori gauti, ne? Ne tai, kad jai paduodu, tai jam paduot, kad jisai jai paduodu. Nu jo, aš suprantu, ką nori pasakyti. Pasukti becę ir paduot. Davai. Nu. Nezoominai tikrai. Čia tikrai aš nefilmuoju, cameraman invisible. Ir sureaguos, ko tu čia? Nesuprato, žiūri, kėlėm, netgi nežinau ką poruoti. Čia į ranką, Tai jo, jo. nes ten tam ir idėja, kad bičių paduot, kai ispanai, kad paduot. Žodžiu, žmonės nusiplauna kojas, rankas čia. Nelabai norėčiau filmuoti, bet viskas baigėsi šios apeigos. Nusiplauna kojas, rankas. Trumpos apeigos ir 5 kart per dieną taip būna. Ką? Keista, šiaip labai tyliai būt reikia. Jau labai aplinka tokia. Nieko nejauku, nors mirda koinėmas. Tai cheminį padaryk. Sakau, cheminį galėčiau pasiūlyti. Už gerą kainą. Ok. O, čia kaip siaura. Biški koinėm atsiduoda. Urviniai. Kaip sakė, nepabėgsim nuo urvinio gyvenimo. Dabar kai užlipom į viršų, tai čia tipo kaip moterim yra. Balkonas moterim toks padarys. Melstis. Žodžiu, vienas gražiausių yra Bulgarijoje. Vienas gražiausių šitas mačečių. Ir tas pasprojektavo šitą pastatą. Labai skiriasi tikrai Kanada nuo Lietuvos. Daug tokio jaukumo kaip į namus visiškai, tai ant kėlimo sėdi savo erdvėje, taip išsirinkus knygą, Bibliją skaito, yra kampų kilo. Tai va, viena iš tokių gana labai senų, prieš, dabar pala, 400 metų maždaug pastatyta. It's very small spaces here. How, like, fuller woman goes in here. Noriu pasakyti, kas iš vis telpa. Oh my god. So you have to be witch. Weak? Not fight people. Oh, yeah. Like small, yeah? You should be here. Vienu žodžiu, nedirba šiandien tas mūsų parkas. Iš viso nedirba net. Nu, atbėgsiu Kakimarint, pasimaudyt, nedirba. Nu, nėra blogai. Pasižiūrėsim vaizdų, čia lamba nenusiversti tik reiktų. Norėčiau pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Tokia situacija, žodžiu. Vanduo apžėlęs, nu čia toks vaikiškas tas parkas, bet yra kelios čiuožyklos yra. Yra baseinas ten dar va šitam va daikte va. Yra baseinas, tai. Tai va.
Tie kalnai įspūdingi, kur buvom. Dar aš norėčiau tais trosais užvaryti, jeigu gulšiais. Su tais vielabraukiais tokiais. Yra tokie vielabraukiai, žodžiu, į kalnus užtempia. Nu, tai kaip troleibusai, kaip ekskavatoriai tokie. O, tu kaip atrodo gražiai. Ūkininkauja žmonės apačiai. Ir šiaip, kas gerai dabar, kad lauke plus 25, ko gero, nu kažkur arti dabar, bet iki 25 šiandien pakilt turėtų. Tai, nu nežinau, kaip galima namie sėdėti, kai toks oras. Raudonom rožėm sninga, už lango jas matau. Iš kalnų tai gaunas, tada tik kalnus matai, nes jau ten aukštis 1,5 kilometro. Ir tu tada tiesiog kalnus matai, bet nematai to miesto, matai, bet tai toks kažkokia bala tiesiog. Tu net nematai namų, nieko per daug jau. O čia taip atsiveria tie kalnai ir tie namai. O daugiabučiai ten po dešinę, kaip Vilijampolė primena sovietmečio tokį. Daržą pasidaro šokio broko prisisodinę. Oi, kažkoks skydinės pastatas. Galvoju, jau apleistas. Tai kažką pamatau biškį keistesnio. Apdažyto apdarais vandališkais. Keista, kad dar atlaiko. Bet atlaiko. Čia jau neatlaikė. Hebrytės. Grįžom į pagrindinį kelią. Daug volterių. Voltina labai daug kas. Su tais gau. Spalvų tarpom tom savo.